Sveiki visi, su jumis sveikinasi 31 minutė su Ilja Laurs ir šiandien aš esu vedėja Rena Saribekian-Kinderė. Sveiki, Ilja. Labas, Rena. Šiandien yra penktadienis ir turime vieną iš laukiamiausių įvykių per pastarąjį dešimtmetį. Vakar padarė apie jo bendrovę SpaceX, vieną laukiamiausių ir daugiausia turbūt aptarimų įvykių investavimo pasaulyje. Šiandien jau penktadienį investuotojai galės, jeigu bus leista, jeigu bus galimybė nupirkti jau SpaceX akcijų biržai. Ir tų nuomonių socialinėje erdvėje yra labai daug, tai bandysime sukonkretinti ir pažiūrėti šitą situaciją įvykį iš įvairių kampų. Tai pradžiai, kaip pats matai šitą situaciją su didžiulė paklausa šitai kompanijai, kad investuotojai nori labai investuoti. Amerikoje jau turime oficialius duomenis, kad žmonės indėlius nutraukinėja, kad nupirkti SpaceX akcijas ir paskutinių dienų svyravimai rinkos su to susiję, kad tiesiog numetinėja kitas akcijas, kad nupirkti SpaceX akcijas. Iš kitos pusės matome didžiulį atotrūkį tarp pajamų, pelnų ir kainos šios kompanijos. Tai dabar gal asmeniškai pats, ar investuotum į SpaceX? Ar gal jau prieš tai investavai? Žinai, aš gal pradžiai kol kas neinvestuoju. Taip. Nes mėgstu, kai nusistovi šiek tiek ir dingsta tos spekuliacinis baltas triukšmas. Bet gal iškelčiau tą klausimą iš tiesiog tokio tikrai neeilinio IPO, tarp kitko, kuris sukūrė pirmą pasaulyje trilijonierių Eloną Muską. Tai kol kas žmonijos istorijoje niekas nėra turėjęs tokio statuso. Tai bet iškelčiau, sakysime, tą neįlivykį šiek tiek aukščiau apskritai į tokią man tai asmeniškai labai imponuojantį faktą, kad žmonija pereina visiškai naują kosmoso erą. Tiesioginė prasme, nebeperkeltinė. Ir yra labai daug pasiekmių būtent dėl to, kad pirmoji komercinė, ne valstybinė, ne šalies, ne dėl ten kažkokių tai ginklų, ne dėl to, kad ten mokslą nori remti, o dėl to, kad komercinė kompanija, komerciniais pinigais, investuotojais, kurie blaivo proto ateina, investuoja, reiškia, mato finansinę grąžą, iš tikrųjų prasidėjo ta kosmoso era. Tai tikrai, sakysime, kaip kažkadaise pasakė Neilas Armstrongas, vienas mažas žingsnelis žmogui yra didelis žingsnis žmoniai, tai šiuo atveju galima gal taip prefrazuoti, kad tai yra didelis žmogui žingsnis, nes trilijonierium tapti taip didelis, sakysime. Bet tai yra dar didesnis žingsnis, gerokai didesnis žingsnis žmonijai, nes kalbame apie tiesiog atsiveriančią, ne tik tai investicinę prasme, naują gal sritį visiškai iki šiol. Investuotojai neinvestavo į kosmosą, tai buvo visada nostalinga valstybių šalis. Tai kalbame ne tik apie tai, kad tai yra investuotojams galimybė, kalbame apie tai, kad žmoniai pasaulis fiziškai pasikeičia. Tai va tas man gerokai stipriau rezonuoja, negu vėlgi, kad akciją pardavinėja, kad nupirkti Teslą. Net Tesla SpaceX. Kai sakai, Ilja, komercinis, žiūrovai, kurie žiūri, sakykime, jie gal girdi daug tą pavadinimą SpaceX. Gal galėtum tada labai trumpai išaiškinti, kas yra komercinis, nekomercinis ir iš esmės, iš principo, ką daro SpaceX, ko nebuvo daroma arba daroma kitaip iki šiol. Pradėsim nuo to, kad ambicijų prasme, netgi sutartį Musko su savo investuotojais, savo sakysime, akcininkais, numato tokį ambicingą tikslą kaip žmonių kolonijos sukūrimą Marse. Tai jau pradėsime nuo to, kad tikrai tai yra neeilinis KPI'as, kuris kietai rašytas, kietai įkaltas. KPI'as yra tiesiog siekis. Tik tai tada Muskas gauna ten labai daug kompensacijos, tai yra susitarimas, bet iš tų komercinių sričių, kur jau šiandien galime sakyti yra labai svarbios ir gali atnešti didelius pelnus jau 3 metų, 5 metų laikotarpį. Vėlgi, kaip investuotojai tikrai stengiame žiūrėti labiau 3-5 metai tokį langą. Tai, sakysime, pirma tos sritis matyti jau pažįstama visiems, tai yra Starlinkas. Tai yra internetas, kurį gali pasiekti bet kokiam pasaulio taške. Kol kas gal, įvertinus gal mūsų tokią sunkią geopolitiką, tai labiau girdėjome žinias apie ten fronto panaudojimą, ten karo panaudojimą, dronų panaudojimą ir panašiai. Kai kurie sako, galiu ten pagaliausiai ten savo sode turėti gerą greitą internetą, kai kurie džiaugiasi, sako, lėktuvę pagaliau pamatau 100 megabitų per sekundę greitį, kur pagaliau galiu dirbti kaip ir iš ofiso.
Bet čia yra smulkmenos. Iš tikrųjų, kalbant apie tą komercinį ryšį, ambicija Maskui yra gerokai didesnė, tai yra pakeisti visus pasaulio mobilios operatorius. Įsivaizduokime tokią rinką, kai paprastas telefonas jungiasi tiesiai į satelitą, pasiekiamas per visą pasaulį, jokių roamingo nesąmonių, jokių bilingo nesąmonių, jokių ten cenzūros, ten blokavimų, ten ir visa kita nesąmonių, kas šiuo metu netgi Europoje tampa ryški problema. Blokas, cenzūra, neleidimai, ten prievolė vartoti VPN pasaulis sprogo. Nes visi viską visiems draudžia. Tai kol kas bent jau Masko filosofija yra maksimaliai atvira, tai kol kas, sakysime, vien dėl to apsimoka ir su tuo susiduriu netgi kasdien, sakysime, iki šiol, neminėsiu gal pavadinimų, bet mobilos operatoriai, daugelis Europoje negali banaliai sutvarkyti su to bilingu, kasmet siunčia kažkokius invoices, kuriuos reikia ten kažkur tai per banką jungtis mokėti, ten 10 minučių kiekvienam gaišti, po to priminimus visą kitą, kai jau visas pasaulis tiesiog kreditkę duodė, nučeržina ir viskas. Tai čia nuo mikroligmens tiesiog to vartotojiškumo nebuvimas. Iki jau nesakau apie ryšio trūkumus, ten cenzūras, overpricingus ir visą kitą, tai viena iš tokių globalius ryšių. Gerai įsivaizduokime telefoną, kuris jungiasi tiesiai satelitą, veikia pasaulyje, viskas paprasta ir viskas veikia. Tai čia yra stiprus pažadas, bet dar daugiau kalbama apie keletą tokių kol kas neakivaizdžių, bet labai ryškėjančių problemų. Tai yra, jeigu išvardinti, sakysime, technologinį proveržį 25-6 metų, kas vyksta, tai yra duomenų centrai. Masiškai užperka ir didelės tech kompanijos, ir mažos, ir valstybės, masiškai užsiperka Nvidia čipai, serveriai, duomenų centrai, infrastruktūros, nes dirbtinis intelektas varo ir varys pasaulį. Tai yra naujas auksas, nauja nafta. Iš esmės viskas, ką tik tai darys žmogus vienaip ar kitaip naudos dirbtinio intelekto resursą, tai galima internetą iš dirbtinio intelekto įsivaizduoti kaip tiesiog tokį srautą proto, kuris jungiamas į viską, ten nuo mikroprietaisų iki galingų, sakysime, ten skaičiavimų ir visą tai reikalauja beprotiškos infrastruktūros, tiesiog beprotiškos mastas. Ką pasakė, kad investuojant į SpaceX, jūs investuojate dar ir kitas kompanijas, ne? Nes Maskas taip supakavo visą kompaniją, ten yra ir Starlinkas, ir kita kompanija, į kurią kaip ir tiesiogiai, netiesiogiai investuos, jeigu nupirks SpaceX akcijas, yra ta jo XAI, ta dirbtinio intelekto kompanija, ne, kuri maitina jo groką ir ten yra beprotiškos investicijos į duomenų centrus, kurie yra beprotiškai nuostolingi, bet beprotiškai reikalauja labai daug investicijų. Tai vat, atrodo, kad kompanija įdomi, kaip ir sakai, komerciškai turi to potencialo, turim Starlinką, bet dar Maskas supakavo ten ant mūsų pečių super nuostolingas kompanijas. Tai vat, kaip matytum tada bendrai vat, visą tą visumą, jeigu žiūrėtum, ką investuotojui reikia stebėti, kad suprasti, vat, dabar geras momentas atėjo vat, šitą kompaniją jau žiūrėti kaip į investicinę kompaniją. Nu, vėlgi, žinai, dar pasikartosiu, kad man asmeniškai šiuo metu žiūrėti investicinę sugrąžą yra per rizikinga. Pasme, tai yra spekuliacinis momentas, yra sukeltas hypas, yra labai daug tokių abstrakčių didelių pažadų, daugumai investuotojų ateina iš emocijos, tiesiog prisiliesti prie ateities, prisiliesti prie Masko, tai yra hypas, tai yra cool, tai kol kas, sakysime, kol nesusikratė, sakysime, visos dulkės, kol neišaiškėjo, vėlgi, kas yra tikrieji pajamų pelnų srautai ir visa kita, tai yra tiesiog toksai gal ambicingas planas. Ja, bet vėlgi, komentuojant apie, tarkim, tą patį dirbtinio intelekto kompaniją ir tęsiant tą duomenų centrų už žemės ribų temą. Tai žemės teritorijoje duomenų centrai susidūrė su labai ryškiam problemom. Viena tai yra faktas, kad energetika, tai yra šiuo metu, nors ir žada, branduolinė sintezė, kitos technologijos kažkadaise ten artimiausiu gal metu, gal šiek tiek vėliau, bet begalinė energija šiandien čia ir dabar jos trūksta, beprotiškai trūksta. Ir vienas dalykas, antras dalykas, deja, bet Žemėje susidūrė ir su saugumo klausimu. Kai prasidėjo karas Irane, ne veltui ir ne šiaip savo Iranas pradėjo grasinti duomenų centrams, būtent Microsoft, Google tame regione. Tai geosaugumas ir banaliai reguliavimas. Tai labai daug techninio progreso nevyksta tiesiog, kad yra, ypač Europoje yra tas būdingas perteklinis, didelis, griozdiškas, neįveikiamas lėtas reguliavimas, kuris nesuderinamas technologinio progreso. Tai tu negali tiesiog paimti pastatyti, nes yra begalė taisyklių, patikrinimų, reguliavimo, laukimų ir panašiai, ko kol kas metu nėra kosmose. Tai va, sakysime, duomenų centrų maitinančių dirbtinį intelektą kosmose
kur kol kas bent jau tarptautinė teisė nereguliuoja. Kol kas. Tai čia primena truputėlį laukinių vakarų laikotarpį, kur visi daro viską ir kai tik tai nusikrato dulkės, tai tada išaiškėja, kad tas naujas būdas visai gali būti sėkmingesnis, galingesnis už tą senąjį, ką matėme Amerikoje. Tai va, tai ta duomenų centrų tema žada Saulės energetika, kuri gerokai efektyvesnė kosmose negu Žemė vien dėl to, kad nėra oro sluoksnio, kuris tą Saulę, nėra ten lietaus, nėra ten debesų. Išskyrus kompiuterinius. ir tai tampa labai įdomi tematika. Tai šiuo metu ekonomika, sakysime, to processing unito arba ten skaičiavimo kiekio kainos Žemėje jau nedaug, jau kokie apie 2-3 kartai skiriasi nuo kosmoso, tai ne 30, ne 300, jau 2-3 kartai. Ir laikoma, kad tą paskutinį, sakysime, tą brožą bus galima šiek tiek pralenkti jau artimiausiu metu, tai kalbame apie tai, kad viskas neberiboja, nebereikia žemės pirkti, nebeprotestuoja, kaip ir ten Amerikoje vietiniai žmonės, sakydami, nestatysite pas mus duomenų centrus, nereikia ten leidimų gauti, kad kažkokią tą energetiką pajungti prie kažkokio tai tinklo, kur buvo praskabusi žinutė Danijoje, kad sustabdė visus elektros tiekimo naujus kontraktus vien dėl to, kad neužtenka duomenų centrus maitinti jau ir panašiai, tai atsikratė nuo tų visų inkarų, tu turi tikrai labai įdomią tematiką. Tai čia yra pavyzdys, kai gretutinės, kaip tu sakai, tos kompanijos, tai yra jos labai susijęs su kosmoso tematika. Prieš kokius 3 metus niekas negalvojo, kad ten satelitų išleidimas geriausia atveju komunikacijai gali būti tiesiogiai susijęs su duomenų centrais ir su kitais aspektais. Tai va, tęsiant netgi tą įsigijimą ir, kaip tu sakai, ten paketinis, ten pasiūlymas, perki vieną, iš tikrųjų jame yra daug. Tai man tai labiau ne apie tai, kad ten maitinti ten iš hypo pinigų nuostolingą šiuo metu ūkį, man yra apie tai, kad kosmosas atveria tiesiog labai kompleksišką atsakymą į labai daug klausimų. Ir netgi yra tokių ir spekulacijų, ir planų, ir rimtų, kad netgi Tesla yra žadama pažiūrėti, ar verta apjungti su SpaceX'u. Nes vėlgi, kadaise atrodė raketos ir mašinos nieko bendro neturi. Bet dabar, jeigu kalbame, kad Tesla pasuka robotizacijos humanoidinės linkme, jau fabrikai Amerikoje gamina humanoidus, o ne automobilius. Ir jeigu vertinti vėlgi, čia jau gal kalbame apie platesnę Amerikos ambiciją, ne tik tai ir ne tiek netgi Masko kurti bazę su Artemis 3 realiai mėnulyje, su gamyba, su energetika, su skaičiavimais, su duomenų centrais, su viskuo. Ir faktas, kad ne žmonės ten mėnulyje statys fiziškai tas bazės, tai va tada kaip gaunasi, kad yra apjungiamas labai logiškai tą grandinę tokios space technologies. Ir tada gaunasi, kad iš tikrųjų tas paketas turi labai gilią prasme, ne tiek ir ne tik logistiškai, bet ir komerciškai. Tik priminsiu, kad dar šių metų pradžioje Amerika planavo didžiausios tos korporacijos, hyperscalers dabar mes vadiname, ne? Mes turėjom Fangą, po to turėjom Magnificent 7, dabar turim hyperscalers, kurie investuoja į energetiką, į duomenų centrus, kad bendrai investicijos šiais metais tik į duomenų centrus turėjo būti 500 milijardų, dar tiek pat kitais metais, tai 1 trilijonas, ne? Per 2 metus čia. Taip. Praktiškai sukurti dar vieną Lenkijos ekonomiką. Kažkur taip. Bet dabar, ką paminėjai, dėl elektros trūkumo, dėl vandens trūkumo, tos visos klimato temos visiškai nuėjo į 2-3 planą, kad mes to tvarumo jau kaip ir nežiūrime. Bet matome paskutinių kelių dienų žinutės, kad gali būti ribojimai, kaip ir paminėjai. Žemėje ribojimai. Tai tada gerai, keliamės į kosmosą, tai turim kokį laikotarpį, gal kokios kompanijos ir kokios infrastruktūros, ar tai reiškia 6G, ar tai koks tas pridavimas, ne? Tai toliau kabeliai, tinklai, kas gali būti tos infrastruktūros pagrindinis? Galima be galo daug kalbėti. Taip. Gal išiškinsiu. Pirmas dalykas, tai va čia tarp kitko yra toksai emocinis, nekomercinis pažadas investuotojų SpaceX, yra tu perki ateities gabaliuką. Nes tarp žemiškų kompanijų kol kas SpaceX yra vienintelė. Tokio masto, tokio galingumo dabar pritraukusi 70-80 milijardų naujų lėšų vien tik tai iš to pirmo talpinimo, turinti resursų. Tai praktiškai ir nėra kitų žaidėjų, kurie tokiu mastu gali nors ką daryti. Palantyras. Vėlgi kalbame apie ambicingus mastus kaip Mėnulis, Marsas, realiai fiziški žmonės, fiziškos kolonijos, netgi buvo minimi skaičiai pranešimuose spaudose, milijono žmonių kolonijos, ten artimiausiu metu tai yra ten 5-10 metų.
5-10 metų. 5/10, ne 50. tai tokio masto kol kas nėra nieko antro labai arti. Bet kalbant apie specifiškas jau technologijas, tai vėlgi galima minėti labai daug, bet tarkime reikia spręsti nuo ten super hipertikslaus laikrodžio. Kaip tik vakar pasirodė fizikos žurnale eilinis straipsnis apie tai, kad jau nebeužtenka atominių dabar naudojamų ten satelituose, pavyzdžiui, laikrodžių, nes priminsiu dėl relatyvumo Einšteino efekto, laikas sukasi kitaip satelituose. Jeigu satelitas siunčia, tarkime, ten į rytus ir į vakarus 2 satelitus, tai kai jie susijungia, jų laikas skiriasi. Tai tą patį laikrodį įdėti, tą patį čipą įdėti, tai tas čipas veiks šiek tiek kitaip ir atrodytų ten nanosekundės. Bet kai kalbame apie hipertikslius GPS signalus, komunikacijos signalus, tos nanosekundės griauna viską. Tai dabar sakysime, taip pat tas pranešimas buvo apie tai, kad mokslininkai pradėjo skaičiuoti laiką iš vieno atskiro tiksinčio atomo. Ant kiek tai yra subtilu. Tai prasme, tiksliau nebebūna viskas ten. Vibracijos vieno atomo yra priimamos kaip ten standartas laiko matavimai, tik tai tada gali išskaičiuoti tas nanosekundinės paklaidas, nes jeigu ten signalas eina iš Mėnulio į Žemę, yra nelygu, kai signalas eina ten iš Žemės į Marsą ir satelitą pakeliu, kuris turi dar tikrą greitį ir panašiai, nuo tiek iki, pavyzdžiui, Kinija paskelbė apie tokią labai įdomią technologiją, kaip duomenys perduoti lazerio impulsais. Nes jeigu kalbame apie duomenų centrus, tai galima įsivaizduoti, kokį kiekį komunikacinės informacijos reikia siūsti ten iš tų duomenų centrų į Žemę, nes jeigu visa Žemė naudojasi to duomenų centru, tai visas Žemės interneto srautas turi kažkaip tai būti sujungtas ir ten nepratęsi optinio kabelio. Teisingai, tai reikia naujų komunikacijos technologijų, tai Kinija paskelbė, tarp kitko Kinija yra gal mažiau kalbamas, bet daugiau darantis. Paskelbė apie tai, kad gali lazeriai sutarpinti labai daug informacijos tam, kad iš tikrųjų sujungti iki, apie tai gal kalbėsime iš būsimųjų laidų apie kvantinių technologijų, kai tada atstumai tampa reali problema, nes jeigu, tarkime, nuo Žemės iki Saulės signalas šviesos greičiu gali eiti, negali, o eina. 8 minutės, kas yra reikšminga, tu nenori užklausą siųsti internetą ir ten 16 minučių gauti atsakymą, teisingai. Tai kvantinės komunikacijos technologijos jau čia ir dabar šiandien leidžia momentinį ryšį ir taip toliau. Tai visas tas spektras greičiausiai nebesivadins ten 6G, greičiausiai bus kažkas iš principo kitokio, bet reikia suprasti, kad vėlgi tokia atidarant naują sritį kaip kosmosas, nebeužtenka vien tiesiog raketą gerą pagaminti didelę, kad ten pristatyti humanoidus į Mėnulį. Reikia išspręsti visą spektrą susijusių problemų, bet būtent tai ir yra, sakysime, požymis to tektoninio proveržio technologijose, kai viena technologija pakeli visą kitą kartu. Anksčiau sakydavo, karas pakeli viską. Nes tas pats antras pasaulinis karas ir komunikacija, ir kodavimus, ir šifravimus ten, ir komunikacija, ir kompiuterius ten, ir viską pakėlė. Tai lygiai taip pat pakėlė ir kaip tik šiandien ryto Azijos rinkos prasidėjo labai sveiko augimų. Būtent dėl to, kad gavę tiek pinigų, SpaceX privalės juos išleisti kažkur tai, o tai kažkur tai yra maitinti tokias technologijas kaip kvantiniai čipai, maitinti tokias technologijas kaip energetika, tai visos gretutinės, netiesiogiai pavaldžios, bet vienaip ar kitaip susijusios per logistinę grandinę ar kitaip kompanijos, jos visos matys tos pinigus. Tai vienas toksai didelis tektoninis pokytis ir labai daug susijusių technologijų kyla į viršų. Dabar klausant tave, kaip galėtų viskas vykti ir atrodo SpaceX'as yra vos ne viena kompanija, kuri galėtų šiandien parodyti veiksmais komerciškai, kad tas viskas yra vykdoma, man primena, žinai, mano vaikystės laikus, kai žiūrėdama filmus futuristinius, kai kažkuriu metu jau vadovauja pasauliui kompanijos ar korporacijos. Korporatyvi technoateitis, taip. Technoateitis ir jie kažkur tai keliasi virš žmonių aukštai. Ja. Ir ar tai apie tai, ką kalbam, iš principo tai yra jau materializacija visų tų lūkesčių, kad kokia žmonėje grėsmė, ar tai reiškia kažkokie civiliniai karai, ar tai reiškia jau pasidalinimas tarp tų, kurie gyvena jau kitur, kitose planetose, kažkur tai aukštai virš Žemės, o kiti gyvena, ką jie veiks, jeigu dirbtinis intelektas viską už juos darys ir yra tik keli žmonės, kurie vadovauja, ten įsivaizduojam, kad pasaulis ten dalinasi tarp 3 kompanijų šiandien, Nvidia, SpaceX'as ir kas ten dar trečias gali būti. Tai ar mes jau esame
link to einame, kad, kaip tavo manimu, kad... Žinai, aš pasakyčiau, kad jeigu kalbėjo apie tą atotrukį, tarp ten žemiausio vidutinio, didžiausio, žemiausio didžiausio ir panašiai, tai noriu taip truputėlį nuraminti, kad jau taip gyvename visą žmonijos istoriją. Jeigu prisiminsite, ten faraonų laikais mes turime faraonus, kurie gyvena aukse ir eilinius žmonės, kurie tiesiog miršta fiziškai iš bado, nes neturi ką pavalgyti. Tai tas sluoksniavimas, jisai visada buvo, greičiausiai visada bus. Šiuo metu, jeigu kalbėti vėlgi skaičiai, tai tas sluoksniavimas gerokai paspartinamas, gerokai atotrukis tarp ten kapitalo ir darbo, nes paprastai vėlgi darbas sutapatinamas su plačiaja visuomenė, nes jie gyvena iš atlyginimo, kapitalas sutapatinamas būtent su ten Maskas ir panašiai, nes jie negyvena iš atlyginimo, jie gyvena iš kapitalo. Tai dažniausia sakysime, tas dilema yra būtent tarp kapitalo ir darbo. Tai tas atotrukis tikrai didėja, visos statistikos rodo. Visos statistikos rodo, kad žmonės, nors ir technologija pasaulio padaro vis daugiau, žmonės gyvena tiek pat, taip pat arba netgi skurdžiau. Čia yra paradoksas. Ten 10 metų girdi, kad ten daugiau daro fabrikai už tą patį kainą, ten vienetų, ten gerovės ir panašiai, vis gerėja, tobulėja, dabar dirba robotai ir dirbtinis, o ne žmonės ir Tai ekonomika, progresas, gerovės kiekis didėja eksponentiškai, o žmonės gyvena tiek pat. Arba skurdžiau. Kalbame apie gyvenimo kaštų krizę Britanijoje, kur sako, kad gyvename prasčiau negu po antro pasaulinio karo vidutiniškai ir panašiai. Tai tu teisi visiškai, kad atotrukis didėja, bet tiesiog tai nėra nauja problema. Tai yra tiesiog senos problemos reinkarnacija technologinio pasaulyje. Tai taip, jeigu sakome, kad dabar Maskas yra trilijonierius, kas yra Lenkijos ekonomika, ne? tai ir tas atotrukis didėja, greičiausiai didės. Kažką su to reikia daryti, čia žmonijos problema, čia matyt mes neišdiskutuosime. Bet mes pamatysime, kad jau ne vyriausybės, ne prezidentai, ne premjerai, o tiesiog korporacijos ir jų trajektorija, pagal kurią turi žmonės ten gyventi ir taisyklės jau rašys SpaceX'as su Nvidia. Sakyčiau, kad mes jau irgi esame, nes vėlgi, jeigu kalbame, kad poveikis vidutiniam žmogui, kad ekonominė galimybė investuoti, vėlgi pasakė trilijoną, investuoja ten keletą korporacijų, trilijoną. Tai tiesiog buvo kažkoks straipsnis, kad lyginant su ten viskas, ką tik tai Europa yra pajėgi išspausti, ten telpa į keliasdešimt milijardų. Tai visa Europa ir keletą korporacijų, visos amerikietiškos be išimties. Tai jau dabar galima sakyti, kad ekonomiškai poveikiai vidutinio žmogaus, sakysime, prasme, jau dabar korporacijos yra galingesnės už šalis. Bet čia prisimenu jau labai seniai, prieš kokių gal 15 metų, gal panašiai, Davoso ekonomikos forume išgirdau tokią labai įdomią dinamiką, sėdėjau, buvo pokalbis, buvo moderatorius iš Wired Magazine, tai čia yra technologinis žurnalas Amerikos, ir buvo panelinė diskusija ir buvo kinietis. Ir tas technologas redaktorius kažkaip sako, kad dabar matome mastą technologinio augimo, kurį niekad nematėme, primenu čia prieš 15 metų. Ir kinietis pasako taip, China Telecom pamatė 100 ten tuo metu 50 milijonų subscriberių. Jis norėjo pasigirti, kad tiek milijonų žmonių jau naudojasi ten China Telecomu. Tas pažiūrė, jis sako, tai čia maždaug pusė tiek, kiek Facebookas vartotojų turi. Jo, ir tokia tyla salėje. Tai jau tada jau buvo palyginama, kad ten Facebooko galia, jeigu matuoti vėlgi vartotojų žinomumą, vartotojų dėmesio, vartotojų įpročiais, vartotojų prisirišimą, jau tada buvo galingesnė negu China Telecom, o China Telecom tuo metu buvo didžiausia korporacija pasaulyje, tiesiog. Daugiausia žmonių. Jo, pagal žmonių kiekį turiu omeny. Ne pagal pajamas, pagal žmonių kiekį. Tai jau tada buvo galima matyti, kad technologinės kompanijos aplenkia, netgi tokias kaip Kinija, o dabar tai palieka labai toli. Iš vienos pusės atrodo, kad technologijų ir visas tas proveržis tikslas yra mums palengvinti gyvenimą, spręsti žmonių problemas. Kad, kaip tik patogumo būtų daugiau, taikos ir patogaus gyvenimo. Tai, jeigu apibendrintum pabaigai, kokia nauda žmonijai iš to, kad dabar pradės Maskas ten komerciškai skraidinti arba statyti koloniją žemėje, ne žemėje, taip? Tai
Matei, kiek dabar yra daug juokų ir spekulacijų, kaip Bezosas savo žmoną paskaidrino su ta raketa į kosmosą ir jos grįžo. Tai kol kas tai atrodo tokių turtingų žmonių, nu, va toks smagus laiko praleidimas, ne, kas, aišku, ten yra ir atradimai, ir eksplorinimai, ir viskas gerai, bet jeigu pasakytum, nu, va šiandien, va, kelios priežastys, va, kokias problemas tas SpaceX'as žmonijai, planetai gali išspręsti. Pradėsiu nuo juodo humoro, kad panašu, kad žmonės Žemėje ne visai susitvarko, turiu omeny ten karų ir vienas kito žodimo prasme. Tai bent jau tokia savotiška... O ten nekariaus? Bet savotiškas draudimas, kad bent jau kažkas kažkur liks. Nes tikimybė, kad vienu metu ir ten ir čia visi vieną vietą sugriaus, tai gal mažesnė. Tai bent jau turėsime tokią rezervinę žmonijos kopiją kažkur tai Mėnulyje ir Marse. Jo, tai čia juodas, aišku, humoras. Bet gal jeigu taip rimčiau truputėlį žiūrėti, tai ką aš asmeniškai išvelgiu. Man atrodo, kad visada technologijos tai vystosi sinusoide, yra laisvė vienoje pusėje žmonių. Yra korporacijos ir valstybės, kurios tą laisvę nuolat pasikesina. Yra technologijos, kurios šiek tiek aplenkia valstybių ir korporacijų pasikesinimus į laisvę. Pailiustruosiu, kai atsirado internetas, vienas iš labai didelių atverimų pasaulyje buvo neribota laisvė. Rašyk, kam nori, transliuok, kam nori, tau neveikia nei cenzūros, nei reikalavimai kažkokie tai ten vėlgi šalių, ten viso kito, nes valstybės nežinojo, kaip elgtis su internetu, jisai davė visiškai besąlygišką laisvę žmonėms bendrauti, dalintis. Atėjo ir su gėriu, ir su blogiu. Dalinosi žmonės ne tik tai laisva informacija, bet ir nelegalių turinių. Čia laukiniai vakarai. Ateina vienu metu ir su gėriu, ir su blogiu. Tai nekomentuoju, ar yra daugiau vieno ar kito, tiesiog komentuoju, kad tai buvo begalinė laisvė ir jau vėliau pradėjo sakyti, kad jeigu nors viena šalis žinotų, kuo grėsia internetas, ne viena jo neleistų. Ta matome labai ryškiai, kai tik tai ir čia labai tas ciklas būdingas, nes kai šalis supranta, kas yra nauja technologija, pradeda pasikesinti. Tai matome visišką uždarimą laisvės interneto. Toj pačioj Rusijoje, kai kalbame apie apskritai, eina link Šiaurės Korėjos, uždaro interneto, kuriame egzistuoja tik tai Šiaurės Korėja, 100 svetainių. Ir korėjiečiai Šiaurės netgi nežino, kad yra likęs pasaulis. Tai čia visiškai uždaras modelis, iki tarpinio modelio, kur Kinija pasižymė to, kad VPN'us visus blokina, viskas nelegalu, viskas uždaryta, viskas sekama ir panašiai. Tai technologijos atrakina, yra kažkoks tai šiltnamio ten laukinių vakarų periodas, bet tas periodas duoda labai didelį šuolį. Nematytumėm YouTube'o, nematytumėm visų technologijų, prie kurių pripratę kasdienybė, jeigu būtų, sakysime, tas suvaržymas, kurį matėme prieš internetą. Priminsiu, kad ten pirmieji YouTube laikai tiesiog negalioja licencijos leidimai, ten autorinės teisės, draudimai, cenzūros, propagandos, viskas yra laisvas turinys. Aš esu liberalistas, man laisvė patinka visom prasmėm. Tai vat man kaip tik vat yra galimybė, kad kai turime sekantį proveržį, valstybė dar nespėjo Mėnulio sureguliuoti, ten nespėjo dėl tų space erdvės ir panašiai. Vat kalbėjome laidoje apie tai, kad Žemėje jau susidurėm su tuo, kad yra protestai, draudimai, leidimų nedavimas, reguliacijos, griežtinimas, baudos ir panašiai. Tai man tai yra būtent tas sekantis šuolis, kur kurį laiką tai bus vėlgi eilinė tą etapo tokio eksponentinių technologijų augimo, kurie sukurs tokias technologijas, kur jau vėliau vėlgi po truputėlį, aišku faktas, kad po truputėlį ir į Mėnulį, ir į Marsą, ir kitur pateks, sakysime, vienai par kitai valstybės, bet kol to neįvyksta, tol yra toksai gerokai greitesnis augimas technologinis, negu kai viskas suvaržyta. Tai man tas labai imponuoja. Ačiū, Ilja, šiandien už labai įdomų pokalbį apie kosmosą, apie SpaceX'ą ir Eloną Muską. Ir jeigu jums patinka mūsų turinys, kviečiame prenumeruoti mūsų kanalą ir pasimatysime jau visai greitai. Ačiū. Ačiū.